Pajūryje trečią kartą vyksta amerikietiškų automobilių suvažiavimas. Į eilę savo įspūdingiausias transporto priemonės išrikiavo lietuviai, latviai, estai, rusai, baltarusai ir suomiai. Iš Palangos į Šventąjį ir atgal visą dieną Lietuvos kurortuose zuja amerikietiški automobiliai. Pagrindinis renginio akcentas tikrai ne amerikietiškos vėliavos. Jau tradicinė tapusi šventė gali pasigirti ne tik šių laikų, bet ir solidaus amžiaus transporto priemonėmis, pagamintomis dar praėjusio šimtmečio viduryje. Amerikietiška dvasia gyvena. Kuo amerikietiškos mašinos geresnės? Jos patogios, jos padarytas tam, kad važiuoti. Tam, kad važiuoti, o kitos? Kitos yra tik tai nuvažiuoti iki kažkur, o čia yra džiaugsmas. Gražią mašiną galima parodyti. O pavairuoti yra tekę? Ne, netekę. Tik tai vyrai vairuoja tokias mašinas. Damos tais laikais nevažinėdavo, turbūt ir mum dėl to neleidžia. Čia specifinė mašina, reikia išmokti važiuoti. Čia bet tai yra visai skirtingas yra važiavimas. Ten netgi, jeigu pastebėti, nėra bėgių perjungimo svirties. Bėgiai perjungiami kojom. Мы приехали из города Риги. Atvykau iš Rygos. Ten mes taip pat turime tokią šventę. Lietuviai ten lankėsi, todėl mes atvykome čia. Per kiekvieną tokį renginį derinamės prie mašinos. Rūbus, muzika – tai būtina. Mūsų klubas gana didelis, taigi stengiamės, kad ekipažas tiktų prie automobilio. Šį savaitgalį nesunku įsilieti į Užatlantės valstybės kultūros sūkurį. Iš viso į Lietuvos pajūrį atriedėjo per 100 automobilių, kuriais džiaugiasi į šventę suplūdę žmonės. Kaip galima nesidomėti tokių dalykų, labiau vyrai mašinas mėgsta. Yra į ką pažiūrėti, yra pasižiūrėti į įdėtą darbą žmonių, kurie rūpinasi automobilis. Tai įdomu. Nuostabiai jaučiamės, domina visos senoviškos mašinos, labai įdomus vaizdai. Ir iš išorės, ir vidus kaip įrengtas, kaip sutvarkyta, irgi labai gražu. Renginio organizatoriai džiaugiasi, kad nors amerikietiškų automobilių judėjimas Lietuvoje prasidėjo neseniai, sąskrydis sulaukė ne tik tautiečių, bet ir vis daugiau svečių iš užsienio šalių. Žmonių yra labai daug ir matosi pagal žmonių emocijas, kai važiuojame per miestą ir žmonės džiaugiasi, ploja, šaukia, mojuoja. Visas šis renginys prasidėjo nuo to, kad atsirado bendruomenė, kuri pradėjo domėtis amerikietiškais automobiliais ir atsirado poreikis parodyti juos kitiems, susipažinti tarpusavyje ir tai pamažu tiesiog auga į didelę šventę. Palangoje Basanavičiaus gatvėje automobiliai bus eksponuojami iki vėlumos. Reporterė Kristina Juostaitė, Šventoji.